Labas, labai smagu, kad prisijungiai. Šventas raštas mus ragina atnaujinti savo protus Dievo žodžiu. Todėl kviečiu klausytis pamokslo ir tebūsi šiandien juo labai palaimintas. Kaip ir sakiau, kad kai jau truputėlį žinai Dievo žodį, kai jau pradedi juo gyventi, tada jisai taip pradeda perpildyti tave. Tu toksai pasidarai pilnas to žinojimo jo. Ir ne taip, kad čia kažkoks išmintingesnis už kitus, tikrai ne. Nes tikrai pats Dievas įdeda mums išminti. Mes nedaug Dieve jausimės išmintingi, tai tada labai sunku bus. Labai sunku bus, kaip save kažkokio išminty laikys. Ir tokia pagrindinė viena iš maldų, kad Dieve tik tai neleisk man pasidaryti savęs kažkokiu tai išminčium savo gyvenimu. Ir aš taip, eidama toj kelionėj su Dievu jau dabar kokia bus, turbūt 20 metų, kaip esu tikinti, manau, čia neįtikėtini skaičiai, atrodo, kaip. Bet kada atėjau pas Viešpatį, buvau 19 metų, buvau studentė tada. Ir jo, tai buvo labai geras laikas. Kai Dievas pradėjo atverinėti, sako, žiūrėk, čia mano žodis, aš kalbu į kiekvieną gyvenimą ir aš pradėjau tai patikėti tuo. Pradėjau eiti, skaityti, studijuoti su kitais studentais. Ir jo pradėjo keistis mano gyvenimas. Ir daug visko vyko. Ir paskui, kai iš esmės Dievas nori tave pakeisti, kad tu atsisakytum valdžios ir vadovauti, tai tada ateina kažkokie sunkumai. Labai mes nenorim tų sunkumų, kaip ir Jėzus dykumoje minėjo, Gražina. Jie tie sunkumai yra sunkus. Žmogus nenori vargti gyvenime, bet galbūt pastebėjot, kad per kažkokį sunkumą mes labai nusižeminam, mes keičiamės, pradeda mintis keisti, širdis keistis, pradeda keistis mūsų supratimas. Ir per mano sunkumus pradėjo daug labai kas keistis. Kai Dievas, žinai, sako, kaip prisiploji prie žemės, jau sakai viskas, aš pasiduodu, aš nieko nebegaliu. Ir tada jisai toks kaip vaiduoklis, tai toksai lengvas, nes viskas, tu jau atsisakei visos naštos, tu jau nebevaldai nieko. Vaikštai ir Dievas sako, aš dabar taip tave nešiosiu, aš taip tave dabar glostysiu, taip tave guosiu ir labai tave keisiu. Nes kadangi tu paleidai, tai jis gali tada jau tave formuoti. Tai vat, vienas iš tų dalykų, kuriuos aš pamačiau per šitą laiką, buvo, kad aš neleidžiu žmonėms gyventi gyvenimą. Sau visų pirma gali neleisti, labai save būtų susispaudęs kažkokiose prietarose, kažkokioj kontroliai taisyklėse, kurias galbūt pats susikūrė, niekas nesakė tau, kad reikia taip. Ir kitam gali neleisti. Ir aš pamačiau per savo vyrą, kad aš tiesiog neleidžiu tam žmogui gyventi, kvėpuot kartais neleidžiu. Būna, kad žmonos arba gal vyrai, nesvarbu, žmogus tiesiog pradeda kitą pagal save, nori pakeisti pagal save, atrodo, dabar aš iš jo padarysiu antrą dvynį savo tokį, žinai, ypač santuokai gal būna. Dabar bus viskas, pjaustis morkas kaip aš noriu, tenais šiukšlesnės kaip aš noriu, galvot pradės kaip aš noriu. Nu, žodžiu, visą tai tikrai tos kontrolės daug turėjau, tada pradėjau pastebėti, kai atėjo tas laikas blogas man ir aš galvoju, aš neleidžiu jam gyventi, tiesiog žinot, yra toks posakis liaudiškas, lesi žmogui smegenis nuolatos. Atrodo, kad jis jau ten vaikšto, toks net bijo žodį pasakyti kartais. Vat vienas vis tiek šeimoje būna tas, kuris daugiau aiškina, tai aš manau, kad buvau aš tokia. Dieve duok, kad dabar nesu, nors būna. Susiem galvoja, vėl neleidžiu gyventi, nei vaikam nebeleidžiu gyventi, sako vaikai, nu tu tai kontrolierė, ateina mama ir vakarėlis baigėsi. Sako toks angliškai party crasher, nu viską sugadini, iš kada tik įžengi, žinai. Ir man tada toks suvokimas, aš neleidžiu jiems tiesiog būti, savimi būti, mokytis kažko, savaip rinktis. Ir vaikams, ir gali būti ir šeimai, kitiems, kas sesės, broliai, bažnyčiai gali neleisti žmogui gyventi. Ateiti visur pataisyti, pakontroliuoti, pastatyti, kaip tu matai. Čia yra toks vargas. Tai aš va šiandien apie tą, biškį pašnekėsiu apie tą, kad kaip dabar iš to vargo įsivaduoti. Nes aš kaip pastebėjau, kad tai yra vargas, aš pradėjau save tiesiog stebėti. Kiekvieną savo, ką aš pasakau, kaip aš elgiuosi, kad būtų įmanoma man, tam žmogui erdvės duoti
pasirink, gal jis dabar nori eiti, o gal jis dabar nori sėsti, o gal dabar jis nori sportuoti. Nu, kaip mano vyras mėgsta sportuoti ir aš sakydavau, nu kiek tu čia gali sportuoti, pavyzdžiui, nes pati nesportuoji, tinginė, žinai, tai ir kitam neleidi. Nu, taip yra, šiaip jo sportuoti sunku ir jo šiaip tingi tikrai. Ten visą laiką nėra laiko, aišku, susigalvoju, kodėl. Ir va taip po biški tas toks supratimas atėjo, kad kaip aš noriu pamatyti, kaip kiti renkasi tą gyvenimą, o ne kaip aš užkontroliuoju juos. Aš nežinau, gal jūs pastebėjot mūsų kultūroje, dabar stovėdamas supratau, kad aš kitos kultūros kaip ir nepažįstu, tai tik tai žinau lietuviai, kaip elgesi. Toksai va tas visą laiką norėjimas patarinėti, pakomentuoti kitą ten, kaip jis negerai daro. Visą laiką, kad ir gal nepasakai, galvoju sukasi. Mintis sukasi, nu va, kaip čia ta elgėsi, nu kaip čia pasirinko, nu kaip čia gali taip daryti, žinai. Ir visą laiką, nu tu toks žinovas esi kito gyvenimo, žinai. Tai va čia apie tą, kad gali, o jeigu šalia esantis, tai vargšas, iš vis vargas tam žmogui, jeigu tu visą laiką nori, žinai, nu taip, išaiškinti, taisyti, nu taip reikia daryti. Nu jo, tai supratot. Tiesiog akinis dabar. Tai va, kaip Dievas leido man pamatyti tai, jisai sako, žinai, aš tau daviau laisvą valią ir tavo vyrui daviau laisvą valią rinktis. Rinktis blogus pasirinkimus irgi. Nes kai mes kažką blogo renkamės, kitas mato galbūt, nori iškart, žinai, ištaisyti jau. Bet gal tau reikia tą kelionėlę nueiti ir pavargti biškį tą vargelį, kad tu suprastum pats ir pasirinktum paskui kitaip pats. Čia tokia net gal ir dar pagarba žmogaus, leisti jam pasirinkti blogai. Nu jis dabar taip mato, o tu, žinai, pradedi toj perauklėti, ginčiai, konfliktai, ne taip ten. Ir tu galvoji, tai kad aš net negerbiu jo, aš net neleidžiu jam tiesiog laisvą valią savo turėti, neleidžiu žmogui, tikrai neleidžiu, vat, nežinau, ar pastebėsit save taip elgiantis ar ne. Manau, visi to turim tikrai. Tai tas komentuoti, vertinti, patarinėti, kaip viena moteris sako, tai blogai jaučiausi, sako, vieną dieną darbe ir tada jau kolegės, sako, toks šiandien geras oras, jo šiandien labai geras oras, visos kažkaip nori padėti, žinai, nors tas žmogus neprašo pagalbos, nu jis būna tiesiog. Sako, tai gal tu išeik jau į lauką pasivaikščioti, jo, tu gal išeik į lauką pasivaikščioti, tau būtų labai gerai išeiti į lauką. Ir jis sako, Dieve, jūs baigsit, žinai, aš noriu pasirinkti tą lauką, toks vaizdas, kad tu tiek nori padėti, kad tu sprogsi, supranti. Gal taip moterim, žinai, net būna. Bet vat vėl tada gal nėra tos pagarbos, nes žmogus jisai turi laisvą valią rinktis pats ir sumastyti ir padaryti pats. Tai vat, žinokit, iš Dievo žodžio yra tiek daug gerų vietų ir aš taip supratau, kad čia yra ta mano kvaila širdis. Mano kvaila širdis vis laik žino geriau. Jau mano, iš širdies juk eina mūsų vis tie sumanimai, tas mūsų centras yra esmė, ta mūsų Biblija vadina širdis, kad taip supras, kad centras, koncentratas tas mūsų. Ir sako, iš to širdies, nori visą laiką pasakyti, ką tu galvoji, kaip tu manai, kad tu teisiau manai, žinai. Tai aš paskaitysiu eilučių, ir tas žmogus, kuris yra toks, jisai vadinamas kvailu. Kvailu žmogumi Biblijai. Ir taip nepatinka, žinai, atrodo. Bet žinot, kas yra labai labai gerai, kaip tu priemi ir pripažįsti, kad tu gali būti irgi tas kvailas žmogus. Nes nebūtinai tikrai ne visada mes viską teisingai darysim. Turbūt jau pastebėjote iš savo gyvenimo. Ir kaip sunku pripažinti, kad aš čia kvailys buvau šitoje vietoje. Va, pavyzdžiui, esu atgimęs žmogus, jau stengiuosi teisingai gyventi, ne, pagal raštą gyvenu ir vis tiek, nors nesąmonę kokią pridirbu. Ir tada taip sunku pripažinti, kad kaip aš taip galėjau pasielgti. Man atrodo, labai svarbi vieta yra pripažinti, kad aš vėl suklysiu ir vėl būsiu tas kvailys ir vėl sakysiu, okei, buvau kvailys, atleiskit man, ką ten aš įžeidžiau. Savęs gal net reikės su savim susitart, kad kaip tu galėjai vėl šitaip. Tikrai pripažinti savo yra sunku, man tai sunku. Kas nors pasako, tu čia nepadarai gerai ir tu galvoji, taip atrodo įsinersi iš to kūno, kaip nenori pripažinti, kad nepadarai gerai, žinai. Taip truputėlį paskaitysiu iš rašto, apie tą teismą. Pirma bus eilutė Romiečiams 2, laiškas Romiečiams 2, 1 ir 1, čia bus taip.
Sako, esi nepateisinamas, kas bebūtum žmogau, kuris teisi kitą. Juk teisdamas kitą pasmerki save, nes ir pats tai darai, už ką teisi. Ir atrodo, ne, aš taip nedarau, žinai, vis tiek tu geresnis visada, žinai. Bet nesi, jeigu jau taip būtum visiškai sąžiningas prieš save, prieš kitą, prieš Dievą, nesi. Tikrai, padarom tokių kliurkų visi, ne tokių pat, vienodų galbūt ne, bet tikrai padarom ir kaip mes visi vienodi žmonės iš tiesų esam. Dar viena eilutė, kurią Biblija išverčia, kaip visi žinom, bet mes pasidomėję su vyru įsiaiškinom, kad geresnis yra vertimas, tiksliau vyras man pasidomėjęs. Čia Morkaus 12:31. Sako, mylėk savo artimą kaip save patį. Nėra jokio kito įstatymo didesnio už šiuodu. Tai jau kai vertini, teisi, apkalbi, tai nėra meilė iš karto. Čia meilė taip nedaro. Meilė jinai kelia, statydina, guodžia, visus tas atvirkštinius dalykus daro. Ir ką mes aiškinom, kad šitoje eilutėje nemylėk savo artimą kaip save patį, bet ten parašyti iš tikrųjų tikslus vertimas būtų, nes jis toks pats kaip tu. Įsivaizduojat, kaip išlaisvina, sako, mylėk kitą, nes jūs vienodi. Jūs vienodai blogi, vienodai geri ir visokie jūs būnat. Nėra taip, kad tikrai nesi geresnis, aš nesu geresnis už nieką ir niekas nėra geresnis už mane. Dievas vienas yra geras parašyta, visiškai tobulai geras yra vienas Dievas. Taip. Tai va apie tą teismą, kad tiesiog jeigu jau matom, kad oi noriu aš jau ją tenais, jinai tokia, anokia, jisai toks, tai jau yra teismas ir teisėjas yra viešpats, mes neteisėjai, mes neturim vienas kito teisti, ne. Šitas, tiesą sakant, labai užnuodė mūsų širdis, mes pasidarom piktesni, tokie irzlesni, nes vis tiek šitie dalykai čia yra dvasiniai, tiesėliniai, ką sako, sėsi tą ir pjausi. Tai jeigu sėjai tą tokį neapykantą teismą, versinimą blogą, tokį pagėdimą, tai tuomet pas tave visas tas kaupėsi dalykas irgi. Taip, apie raginimą mylėti, pasakiau. Jo, žinai, pasirašiau taip, jei netyčia laikom save geresniais, išmintingesniais, gražesniais, kas čia jau tik tai žemiškam lygiai vertinga tas gražesniais, už kitus, tai, yra toks, tu esi dar visai tokiam paklydime, susimaišyme. Man buvo toks atvejis su pastorė, aš atėjau pas pastorę Vilmą, jau pasiguost patarimą, pasiklausti ir sakau, man taip nesiseka su tuo žmogum, tas žmogus tokius blogus pasirinkimus daro, ir ką man daryti, man jo taip gaila, ir aš ten kalbu, ir jinai sako, žinai ką, Roberta, tu čia man atėjai pasakyti, kad tu esi geresnė už tą žmogų. Sakau, tik, ne, man tik labai gaila jo, tiesiog nes jisai blogus. Ir tada sako, pastorė, iš tiesų dabar tu sakydama tai manai, kad tu geriau gyveni, geriau renkiesi negu jis. Ir aš nepatiko, man iš karto galvoju, nieko nesakysiu dabar, nepatiko tas patarimas, žinai, geriau išmintingas patyli, sako irgi. Ir paskui pradėjau mąstyti, permąstyti. Labai gerai, jeigu kažkas mums kažką pasako, ypatingai išmintingi žmonės, kuriuos mes taip jau matom, tokius, kurie iš tiesų nežeisti ateina mus, bet nori pakelt, padėti. Labai yra vertinga permąstyti tos žodžius. Ir aš tada permąsčiau, galvoju, jeigu pastorė tai pasakė, reiškia, čia svoris yra. Jo, ir išsiaiškinau, kad taip ir yra. Aš tiesiog čia save laikiau, aš geriau renkuosi, aš geriau gyvenu, o tas vargšas dabar dar klyst keliais vaikšto, renkasi blogai. Ir kaip sakiau, kartais tiesiog reikia palikti, kad žmogus rinktųsi ir eitų savo kelionę. Dar ypatingai tai, tos mūsų mintis, tie visi vertinimai, teismai yra visiškai kūniški šitam pasauliui skirti dalykai, nes Biblija sako, mąstykite apie tai, kas yra aukštybėse. Ir tu galvoji, nežinodama žodžio, tu nežinosi, kas tas aukštybėse, ką čia mąstyti, bet jeigu tu skaitysi raštą, tikrai išsiaiškinsi, apie ką viešpats pataria mums mąstyti.
Žiūrėsiu, kur čia yra. Nu, jo, tai ta eilutė taip, tai atsiprašau, Kolosiečiams 3:2. Mąstykite apie tai, kas aukštybėse, o ne tai, kas žemėje. Tai va, apie tai, kas gera, girtina, ten yra išvardinta toliau, kas yra dora, malonu, kas yra meilė, bet tos dalykus ir gal mums atėjusiems iš to tokio grinai, kūniško gyvenimo, to ten, rūpinės tik savo kūnų, savo, ką pavalgysi, ką pagersi, kur nuvažiuosi, labai iš tikrųjų gal sunku suprast, bet sakiau, kaip jeigu skaitysim raštą, tai labai bus aišku, kas tas aukštybėse, kokie tie dalykai, tokie biški kitam lygi tas mąstymas jau pakyla. Ir jo šitoj kelionėje, šitam supratime, man taip pakilo tokia malda, nes aš, pavyzdžiui, kur, nežinau, moteris gal suprasti, kur pažiūriu, jau toj man mintis, čia galėjo geriau padaryti, čia šitas, kaip nusišnekėjo, jau galėjo patylėti, arba vyras ten, pakėlė balsą, jau, žodžiu, šitie visi, ir man toks dusgimas galvoj, ir aš sakau, Dieve, paimk iš manęs šitą dalyką, aš nebenoriu matyti, kaip kas atrodo, kaip kas blogai pasakė, kaip kas neteisingai masto, pasaulį netaip supranta. Tiesiog pradėjau melsti tokią maldą ir man taip stipriai, jinai labai, supratimas, kad čia gera malda. Dieve, sakau, paimk iš manęs vertinimą, kad aš nematyčiau blogų dalykų, jokių žmonėse, kas vyksta, bet aš tik tai galėčiau matyti, kaip tu juos myli ir galėčiau mylėti, kaip moku šiandien ir kaip tu mane moki juos mylėti. Ir iš tikrųjų, žinokit, tai pradėjo vykti. Ten kas nors pasakė, matei, ten tas kažką, ir aš galvoju, aš nemačiau, kaip tai yra taip gerai, aš nemačiau, ne ką jis nusišnekėjo, ne kaip jis atrodė, man netinkamai, nes aš gyvertintoje didžioji žinau, kaip turi atrodyti, čia siaubas yra, čia kokia bloga vieta, tai tikrai. Ir žinokit, šita malda jinai veikia, tai jeigu tu jauti, kad pas tave chaosas, galvoju, tu nuolatos mąstai apie kitus žmonės, apie jų pasirinkimus, arba save nuolatos ten vertini, nes tas yra dar vidinis kritikas, kur pastoviai tu ne taip pasakėjai, tu ne taip, žinot, ten save ir muši viduj. Ir vėl aš, ir vėl, jėtus, kokia aš esu, žinai, netinkama šiam pasauliui. Tai šitas irgi dalykas toksai, Dievas gali patraukti, jis gali pradėti duoti tau matyti save blaiviai, nes parašyta sako, mąstykite apie save blaiviai. Toksai geras žodis blaiviai. Čia ne tai, kad gal tu girtas būtum, bet tu gali ne nuo alkoholio, bet nuo to savo minčių apgirtęs būt. Apgirtęs nuo neteisingo savęs vertinimo, neteisingo kitų vertinimo. Sako, mąstykite nei per gerai žodis, nei per blogai apie save, o blaiviai, kaip Dievas sako, kad jūs esat. Tai tas blaivus mąstymas, galim tokią savo maldą padaryti, Dieve, paimk šitą vertinimą, tu vertinsi, tu teisi, tu nuspręsi, kaip kas turi gyventi, o ne aš. Jo, ir per šitai atsirado tas noras toks šventėti. Kas tas šventumas yra, sako, šventas tai yra atskirtas nuo blogio, atskirtas nuo tų blogų dalykų. Dar žydiškas žodis yra košer, jie sako, atskiria kas bloga, pas juos švaru. Ta košer tai yra švara, kas nešvaru jo nėra, tai taip norėjosi, kad mano siela būtų švari. Tas šventumas toksai atrodo, kaip Dieve, tu matai tą žmogų tinkamą, žinai, tinkamą gyventi. Tinkama būti jo ir tokį vertą, žinai, vertą tavęs labiausiai. Dar tokia gera mintį vyras pasakė, žinai, sako, iš tiesų, sako, Dievas nori viską atimti iš mūsų, kas mums yra bloga. Jisai nieko nenori atimti, kas mums yra gera. Nes dažnai mums, man atrodo, čia geri dalykai, kodėl Dievas nori atimti iš manęs ir kodėl čia taip atsitiko dabar. Aš norėjau turėti, kodėl paėmė. Bet mato, Dievas mato visą paveikslą. Mes matom dalelytės, kaip ta puzlė dedasi. O jisai mato nuo tavo gimimo iki tavo mirties viską, ko tau reikia. Ir jisai žino, šitas, pavyzdžiui, dalykas, ten kažkokį tai, nežinau, geresnį darbą ten norėjai ir į kažkokią kelionę išvažiuoti, kažką savo ten malonumui, materialumui. Ir jisai kažkodėl neįvyko. Ir tu, žinai, sakai, Dieve, aš meldžiausi, tai kodėl neduodi, pavyzdžiui, man to vyro, dabar aš nenoriu būti, vieniša arba vienišas. Bet reiškia, šiam laikui tai būtų blogai. Nes Dievas tikrai duos viską mums gerą.
Tikrai jisai duos, nes jisai nori, kad mums būtų gerai. Tik tai mes kartais nežinom, kas yra tas gerai dar. Ir dėl to esam toj kelionėje, jo sužinot, kas mums tas gerai. Tai va, paskaitysiu apie tos kvailius dabar daug, nes čia dėl to, kad aš suvokiau, kad aš buvau ta kvailė daugelioje vietų labai. Ir žinau, kas man pasirodė baisiausia, tada aš supratau, kad visi žinojo, kad aš esu toj vietoj, kažkokioje situacijoje, kažkokioje nuomoniai, ta kvailė, o aš nežinau, aš galvau, kad čia labai gerai aš. Žodžiu. Ir tu paskui atsisuki ir gal ir galvoji, visigi matė ir visi žinojo ir tik tu viena buvai tiesiog akla savo tai, bet aš taip manau, žinai, galvoja visi, Dieve, tik jos prie jos nelyskit, nieko jos neklauskit, žinai, ne, aš bijau jos paklausti, galvoju, tu manęs bijojai paklausti, sako, jo, žinok, bijojau, tai reiškia, tai aš, kažką padariau, kad žmogus bijojo, kažkur aš tam tokią monstrą savo parodžiau, nes visi mes turim tą monstrą viduje, su kuria jo kovojam. Tai va apie tą kvailį ir aš supratau, Dieve, neduok mums būti tą kvailę, kvailiu tuo, duok pastebėt, aš nenoriu būti kvailys, aš noriu būti išmintingas. Tai Patarlių 18.2 sako, kvailiui nerūpi išmintis, o tik parodyti, kas yra jo širdyje. Tai žinot, dažnai, kai mes pasakom savo tą nuomonę, kurios nieks neklausė, nes aš tai visą laiką turiu nuomonę, ten kas nors vyksta, ateinu, čia taip bus ir aš sakau, o tai būtų gal geriau padaryti, tai, žinai, arba ten kas sako, aš dabar pasirinkau, taip, ir aš galvoju, ką čia nesąmonę pasirinkai, jo iš tikrųjų, ir taip drįsti savo leisti žmogui, nes tugi, žinovė, reikia, kaip čia neteisingai, ir sako žodis, įsivaizduoji, sako, te rūpi tau pasakyti kvailiui, kas tavo širdį yra. Galvoju, apsaugok Viešpatie, kaip aš nenoriu. Daugiau sakau, viskas, tyliu. Kartais, žinai, sakau, užsikliuoti reikia pleistriuką. Tikrai, su vaikais, pavyzdžiui, sunku labai, nes taip ten juos vargšus varinėja, atrodo, kartais, žinai, nes ne pagal tave padukai išplovė, ne pagal tave ten. Ir tai yra tas kvailys, nes mano širdį reikia pasakyti, kaip reikia padaryti. Tas mano širdį, žinai, tai ta mano nuomonė, aš taip matau. Tada Patarlių 29.11 sako, kvailys kalba viską, ką galvoja, o išmintingas susilaiko. Ir dar kažkur yra pasakyta, kad netgi kvailys, kuris tyliai, atrodo protingas. Tai, žinai, galvoju, jeigu visą laiką tylėsiu, tai tu atrodysi protingesnis jo žmonėm, galvos, kad tas išmintingas bent jau, žinai, susilaiko. Bet nebūtinai tu ten būsi toks, bet jo, sako, netgi atrodo, kad jisai išmintingas, kuris visą laiką tyli. Toliau, tai va, kvailys kalba viską, ką galvoja, o išmintingas susilaiko. Dabar Patarlių 1.7, labai daug patarlėse yra patarimų, kaip gyventi, kas išmintingas, kas yra kvailas ir dar nepiktas, foolish, kaip tenais 3 tie tipai, neišmintingas, kvailas ir piktas žmogus, atrodo, evil, jo, 3 žmonių tipai, tai jau per vidurį tas kvailys vargšelį, žodžiu, o išmintingas jau ir piktas kitose pusėse. Tai toliau patarlės vėl 1.7 sako, Viešpaties baimė yra išminties pradžia, bet kvailiai niekina išmintį ir pamokymus. Tai vat, pastebėkit save, pavyzdžiui, kai kas nors patarimą duoda ir išsiaiškinsit, kaip čia yra. Aišku, gali būti neklausyti to patarimo, bet, pavyzdžiui, kažkokia išmintinga sesė pamatė, kad reikia gal tau taip švelniai, su meile, ateina, sako, žinai, norėčiau tau patarti. Ir tas patarimas iškart tave, žinai, čia ką man patarinėja, žinai, tai va, sako, kvailys neklauso patarimų. Jisai viską žino pats, jam nereikia, o išmintingas jisai paklausys patarimo. Ir kaip kažkokia situacija būna, labai gerai, jeigu tu pasitari, jeigu tu kažkokį turi draugą, sesę, brolį, pastorių, nežinau, ir sakai, žinai, man taip va yra tokia situacija ir kaip tu manai, kaip aš turėčiau pasielgti, nes aš nesu tikras. Tai yra labai išmintingas dalykas, nes žmogus gali tau duoti išmintingą patarimą ir tada bus 2 galvos, o ne viena tam sprendimui padaryti. Dabar dar viena eilutė, Patarlių 18.6. Tai Patarlių knyga yra Biblijoje, galite paskaityti ant daug išminties. Kvailio lūpos sukelia vaidus
ir į savo burną prašosi mušamas. Ir iš tikrųjų, kai galvoju, dėl ko dažniausiai žmonės susimuša, iš pradžių susiginčiegi, nebūna kaip sėdi, pradeda daužyti vienas kitą, ne, dažniausiai ne. Vienas blur, kitas blur, ir viskas, prašosi mušamas. Ir tos visos per tą liežuvį, tos muštynės atsiranda tikrai. Jeigu būtum galvojai, būčiau patylėjęs, tai būčiau nesusimušęs. Dažnai taip, ne, irgi. Jeigu mušiesi, aišku, čia būna viskas. Ir toliau patarlių 28-26. Kas pasitikė savo širdimi, yra kvailas, o kas išmintingai elgesi, bus išgelbėtas. Tas pasitikėjimas vis savimi, žinai, kai žinai, kad gal jau nereiktų. Dabar toliau patarlių 26-4. Nesakyk kvailiui pagal jo kvailumą, neatsakyk kvailiui pagal jo kvailumą, kad netaptum panašus į jį. Tai čia būna dažnai, ne, pavyzdžiui, kalbasi, vienas iš jų kažkokio įsižeidimo, tu čia taip, blablabla. Kitas, o tu čia taip, blablabla. Ir ką sako, atsakyk kvailiui pagal jo kvailumą. Tikrai, ne, ar yra tokių situacijų, man tai buvę daug. Pasakė kažką, kas man nepatiko, tuoj pat aš užpuoliau su savo žodžiu, ir tuoj susimuš, kaip sako, yra sakymas, nesipykit, eikit muštis, nes galas toks ir yra, nesusipyko, paskui susimušė. Taip, geriau susimuškit, kam čia pyktis, vieną žodžią. Tai gera ta liaudės išmintis, kartais tikrai būna irgi. Taip, toliau dabar. Dar yra patarlių 26-11. Kaip šuo grįžta prie savo vėmalo, taip kvailys kartoja savo kvailystės. Tai jeigu jau kažkokie kartojasi dalykai, tai reiškia, mes vis grįžtam prie to pačios tokio smirdančio kažkokio, čia žiauriai parašyta tokio vėmalo parašyta netgi. Nes šuo tai jisai toks yra, jisai čia toj vėl ten pavostė, jau vėl paragavo, tai čia apie tai, nes toks gyvūnas jo. Dabar šitą 12 eilutę, patarlių 26-12 eilutė, tai man tokia yra labai galinga. Sako, kvailys teikia daugiau vilties negu žmogus, kuris laiko save išmintingu. Tai įsivaizduoji, būti kvailiu yra geriau, negu galvoti, kad tu labai išmintingas. Ir taip galvoju, kaip suprasti? Tikrai, ne? Bet jo, jeigu tu galvoji, kad tu išmintingas, tai tu esi blogiau nei kvailys. Taip Biblija sako. Dėl to tas išminties mums iš kažkur reikia semtis, o jos yra pilna Dievo žodyje, tikrai. Taip apie savo nuomonę jo pasakiau. Ir tada, žinai, tas klausimas pakyla, kaip to išmintingu žmogumi tada būti. Tai man atrodo, tokie žingsniai pagrindiniai būtų būtinai žiūrėti Dievo žodį, ką jisai kalba mums, kaip dabar mums pakeisti tą savo gyvenimą, kad jisai pradėtų eitis kitaip. Nes jeigu tu jau matai, kad jis einasi blogai, tai reiškia, reikia kažką keisti. Reikia kažkokį posūkį daryti. Ir vis vėl blogai. Vadinasi, turi pasitraukti iš tos vietos, daryti kažkokį posūkį, ar draugus pakeisti. Ar su kažkuo yra tokie toksiški žmonės, gal nuodija visada santykius, gal pakeisti, atsisakyti šiek tiek bendravimo su to žmonėm, gal įpročius pakeisti. Ir vis tiek yra kažkas, kas nuodija tą tavo gyvenimą. Tai būtinai reikia peržiūrėti. Dievo žodis labai daug patarimų duoda, labai, kad tave nukreiptų. Kur iš tiesų tu sėdi ir ten smirda labai. Jo. Ir toks antras patarimas būtų, tai ištirti savo gyvenimą, o antras pradėti save tirti, pradėti tiesiog save stebėti. Yra toks labai geras, angliškai tokių žodžių daug gerų yra self-reflection. Reiškia, kaip čia dabar net išversti teisingai, savęs ištyrimas, pažiūrėjimas, peržiūrėjimas savo elgesio, tas toksai padarimas to, kaip ten kokiuose fabrikuose būna, daro kažkokią inspekciją, ne? Kažkokie yra ten specialų žodžiai tam irgi. Ir tą inspekciją pasidaryti savo, pradėti save stebėti ir tirti, bet daugiausiai efektą tai turės, jeigu su Dievu visą tai bus, nes tu gali save ištirti ir labai gerai save pateisinti, mes esam linkę save teisinti, save guosti, save
arba atvirkščiai save visą laiką ten laikyti pačiu blogiausiu. Nu, tai čia kraštutinumai, kur Dievas neveda niekada. Dievas visada į tokį budrumą, į išmintį, į tą blaivų protą veda. Tai ir tiesiog pradėti taip, Dieve, parodyk man, kur yra dalykai, kurie man tiesiog trukdo gyventi, nuo kurių man sunku santyki turėti, galbūt su vyru, su žmona, su sesė, su broliu. Ir Dievas tikrai parodys, jisai po truputėlį taip ves į tą, žinai, neleidimą savo gyventi ir kitam, nes jeigu jisai parodys visą mano ir tavo tą tamsą, tai mes net laikysim, mes galvosim, viskas, bus mums viskas. Dėl to Dievas yra labai švelnus, šventoji dvasia, jisai tai po truputėlį rodo, va čia dabar dirbsim ant šito klausimo, dabar dirbsim ant šito klausimo. Na ir va taip ir gyveni su Dievu, po truputėlį panašiai tą tikrą žmogų, kurį jisai sukūrė, kad tu čia gyventum gerai, nes Dievas nori, kad gerai gyventume. Ir jo pradėti ištyrinėti savo, ką sakai, kodėl sakai, motyvą, kodėl pratrūkai tą kartą, koks buvo motyvas, gal senas kažkoks pyktis ant to žmogaus, sėdi ir tu tik su juo susiduri, jau tuoj tu viskas, nebepakenti ir zlumas atsiranda. Ir tą savo nuomonę visą laiką reikia paaiškinti. Gal jisai kažkada tavo nuomonę pažemino, tai tu dabar nori visada pasakyti ją. Ir aš sakau, kaip tą dažnai savo prakeiktą nuomonę, Dieve, patrauk nuo manęs, kurios reikia tik man pačiai dažniausiai. O tikrai padėk Dieve su tuo. Netgi Dievas, žinai, man tokį parodė, bet čia gal labai jau gilu, nors gal kam nors atsišauks, kad netgi komplimentus mūsų žmonėms sakom dėl savęs. Pavyzdžiui, pasakau, kaip tu šiandien, kokia čia tavo ta šukuosena, arba nežinau, kaip tu čia, žinai, kokia tavo ta suknelė graži, nu kažkokį. Ir tu įsivaizduoji, tu pasakai dėl to, kad tau taip gražu, ne dėl to, kad tas žmogus gražiai atrodo, bet dėl to, kad pagal tavo nuomonę apsirengė šiandien. Galvoju, jo, aš taip dažnai galvoju, koks pasirinkimas, žinai, nu, aš pritariu, o ne taip, kad pasakyti, kad tu taip nuostabiai šiandien atrodai, tai tiesiog apie tą žmogų, žinai, gražiai, o ne kažkokį būtent išskirt dalyką, kuris tau labai priimtinas. Nu, aš pastebėjau, kad aš taip darau, nes tai parodė man, kad man patinka tavo pasirinkimas, nes jis toks kaip mano. Jo. Tai va ir aš tikrai supratau, kad tas pasitikėjimas savo žinojimu, tai toks labai didelis pravalas yra. Nu tai grimzdina. Ir tas patarimas, paklausimas patarimo, tai yra, nu čia nuostabu, tikrai, tik aišku, turi teisingo žmogaus paklausto patarimo. Dar viena tokia labai svarbi, man atrodo, kur irgi supratau, atrodo, ėjo kalbos, žinojo tos dalykus. Pavyzdžiui, gal esate girdėję jau, kad niekas šitam pasauliu tau nieko neprivalo. Nei vaikai, nei tėvai, nei darbuotojai, nei bažnyčiai, niekas neprivalo tau nieko. Čia yra tiesiog žmogaus pasirinkimas kažką padaryti, kažką pasakyti, kažkur padėti, kažkur paremti. Viskas yra laisva valia daroma, nes kartais mes taip elgiamės, lik visi mums privalo dabar viską. Ten kažkas pasakyti privalo, kažkas duoti privalo, ten vaikai privalo, ten tėvai vaikus privalo. Iš tiesų taip visai nėra. Ir man toks supratimas atėjo labai neseniai, kažkas parašė žinutę, aš žinojau iš tų žodžius, bet jie man į širdį nebuvo nusėdę iš tiesų. Parašė žinutė, bet juk mes visi esam čia savanoriai. Ir aš galvoju, tikrai, aš juk savo norų čia šiandien ateinu. Aš juk savo norų kažkam patarnauju. Jūs juk savo norų pašlovinat. Čia jokios nėra prievolės niekada. Nes mes dažnai ateinam, sakom, o to čia šiandien nėra, tas netai padarė, tas. Bet jie juk savanoriai šitam gyvenime. Tu negali žmonių įstatyti, nu vėl, save karalium padaryti ir visus sustatyti, kaip kortų, žinai, kortas išdėlioti. Nu nebus taip. Tai geriausia suprast, kad visi yra savanoriai ir jeigu kažkas kažką padarė, tai yra taip gera, taip nuostabu, kaip gerai, kad jie pasirinko padaryti kažką ar padėti ar panašiai. Jo, nes, pavyzdžiui, kai mes prašom pagalbos, mes dažniausiai skambinam ir jau tikimės, kad taip ir bus dabar. Nu ir čia normalus tas tikėjimas toks, nu,
taip, nu tu tikiesi, kad tau padės kažkas artimas. Bet jeigu tas žmogus pasako, nu negaliu aš ar kažką, tada, nu tu nusivili ir tas toksai jausmas, kad, nu jis privalėjo man padėti dabar, bet čia netiesa, nieks neprivalėjo padėti nieko. Ir vėl gerbta žmogų, jo pasirinkimas yra toks, jis dabar nesirenka to daryti, ko tu norėtum. Tai ta pagarba yra jinai labai tikrai kaip gera būti taip gerbt, kad leis žmogui turėti nuomonę, galėt pasirinkti, galėt pasakyti ir neužsipult jo, tiesiog būti, leist gyventi. Tai va, aš labai dabar stengiuosi vyrui leist gyventi, nežinau, ar pavyksta. Kartais turbūt nepavyksta. Iš ryto jau atsikeli, dar miega. Jau einu, žinai, ten kelsi, dabar kiek tu gali miegoti. Ir taip tik užsičiaupi, galvoju, o gal jis nori pagulėti, nu žmogus, nu kas tau dabar yra, kodėl, žinai, pagal tave visada. Jo, taip va, anksčiau būdavo dar baisiau jo. Jo, tai va. Dar gal pabaigai tie tokie praktiniai patarimai, kad mes įsitirtume pirmą save, kodėl mes kažko tikimės, kažko norim, kažko pastoviai reikalaujam, kažkur visą laiką savo nuomonę tą kišam. Tikrai surasit, čia neįmanoma nesurasti, nes visi esam žmonės. Paklausim patarimo, pagaliau gal niekada neklausi patarimo, gal tai bus toksai pirmas tavo kartas ir tai yra nuostabu. Paklausti patarimo, nes reikia nusižeminti paklausti patarimo. Tai reiškia, kad tu ateini ir sakai, kad aš nelabai žinau, gal tu žinai. Čia yra nuostabu, nes kitas tada irgi jausis, o manęs paklausė, aš vertingas, aš svarbus. Jo. Jei galvoji, kad neturi silpnybių, tai artėja gėda. Man atrodo, tai prašo Dievo žodis ir neaišku, kad prašo, ne man atrodo. Iš kur daugiau ta išmintis gali. Apie gėdą daug rašo irgi. Kvailas to jau parodo savo pyktį, bet nuovokus pridengia gėdą. Reiškia, pyktis yra gėda. Jo, ir tu jau suvoki, kad tuoj čia bus, tuoj aš prasiveršiu, tada reiškia, man kažką reikia su manim daryti, nes aš tuoj apsigėdinsiu, tiesiog. Ir tas apsigėdinsiu ne dėl to, kad dėl kitų tau reikia pasirodyti, bet kad tu pats jausies taip šlykščiai, kad tu pasielgiai blogai, tu savo nepatinki, jau netgi tai, kad tu savo nepatinki. Ir Dievas to tikrai nenori. Dievas nori, kad mes save labai sveikai matytume. Ir paskutinė tada tikriausiai jo eilutė, patarlių 23, 20 ir 3 eilutė. Garbė žmogui vengti ginčių, bet kiekvienas kvailys įsivelia į juos. Įsivaizduoji garbė. Tu esi garbingas, jeigu tu pamatai, kad čia jau toj kils, tu nusisuki, nueini ir palieki ir nesikiši. Tai čia pasielgi garbingai. Tas toks žodis garbingas dabar iš viso atrodo nelabai tokį naudojam, nelabai yra toks mūsų žodyne. Anksčiau, kokiais ten riterių laikais. Bet ne, garbingas žmogus gali būti ir dabar. Jo. Tai va, labai gerai būtų, kad mes nuolatos pripažintume, kad klystam. Turbūt klysim vis labiau, kai pripažinsim, kad klystam. Paleisim kontrolę, leisim kitiems gyventi ir būti savimi. Nesikišim, nes tikrai pasaulis nesugrius, jei mes nepademonstruosim savo kontrolės. Atsimenu, viena išmintinga moteris, kalbėjom ten apie vaikų auklėjimą, jinai tokia jau amžiuje buvo, gal virš 60. Jis sako, žinai, koks mums būtų jaunos mamos patarimas, jūs tiesiog atsipalaiduokit. Viskas jiems bus gerai. Tiesiog atsipalaiduokit. Ir aš galvoju, čia yra toks uždavinys, čia yra labai rimtas uždavinys, tiesiog atsipalaiduoti, leisti jiems būti, kvėpuoti, rinktis, kalbėti, ką jie mano, ne, toj pat pataisyti, ne, tu ne taip manai, žinai. Vaikas pats supras, kad jis ne taip mano, jis prieis turbūt prie to taško, kada jis pamatys, aha, jo, tikrai. Gali patart, sakyti, žinai, aš manau, kad, nelabai tu čia gerai manai, aš tau patariu, gal nedaryk to. Vaikui tai tikrai reikia patarinėti, nes tu jį augini, taip. Jo, tai vad, kur stovi mūsų širdis, nes gali būti, kad, sako, tu stovi, ne, tu atsisėdai, liepia atsisėsti, bet iš tikrųjų viduj širdį tu stovi, nes nesėsi. Tai iš tikrųjų, kad tu atsisėdai kūne, tai kažkiek reiškia,
bet kad tu viduj stovi, reiškia, nesutinki, nepritari, maištauji, tai čia yra didžiausia dalis. Nes mūsų tikslas būtų, kad mes atsisėstume ir nusižemintume atsisėdę, o ne viduj dar stovėtume ir priešintumėsi kažkokiem įvykiam. Jo, ir kad atleist kitiems kitų nuodėmes, kur dar kažkur, jeigu neatleidęs, laikai pykti, ateik ir pasakyk, kad aš tau atleidžiu, šitie dalykai svarbus, savo atleist kažkur su Dievu pasikalbėjus, nes dažnai mes savo neatleidžiam dėl kažkokių klaidų, bet atleidimas yra labai, labai galingas veiksmas. Ir suprast, kad mūsų reikalas yra mylėti kitą, nepatarinėti, neteisti, nevertinti, bet mylėti, melstis už jį, jeigu matom, kad sunku jam dabar, jisai tikrai negeroj vietoj stovi, ir paklusti Dievo dėsniams, pasitikėti Dievu, kad jis kontroliuoja, kiek jis jo laisva valia yra, bet vis tiek Dievas kontroliuoja, kas čia toliau bus. Aišku, tavo pasirinkimų ne, bet visa kita. Jo, ir tiesiog melstis ir paklusti ir pasitikėti Dievu, sakyti, Dieve, tu esi čia karalius. Aš tikrai ne karalius nei savo gyvenimo, nes nežinau, kada jis baigsis. Tai kaip karalius tada? Jo, ir paklusti, tiesiog skaityti žodį ir žiūrėti, ką Dievas sako ir pasirinkti paklusti, sakyti, jo Dieve, aš melsiuos, aš skaitysiu žodį, aš su tavim bendrausiu, aš ieškosiu tavo kelių ir šitie Dievai, aš aukosiu, kai tu pasakėjai duoti, tai aš duosiu, reiškia, nes tu pasakėjai, Dieve, tu žinai, ką daryti reikia, ne, aš žinau. Ir žinokit, tikrai, jeigu visą tu laikysies to, ką Dievas sako, pamatysi, kaip keičiasi gyvenimas, jisai galingai keisis. Nes kai tik mes atitrūkstam kažkur, jau dėmesys nusikreipiai ten mašinos, dalykai, namai, darbai, tai tada reiškia, tai Dievas pasidaro, tai garbint pradedam tuos dalykus ir Dievas jau taip šone laukia mūsų. Tai jeigu mes visada Dievą pripažinsim Dievu, tai tikrai galingai mūsų gyvenimai keisis. Jo. Ir paskutinė eilutė, ji labai padeda kovoti su blogom mintim. Ir aš jums pasakysiu savo patirties, tikrai tai veikia. Turėjau laiką, kai mano mintis buvo labai blogos. Ir aš šitą eilutę tik tai pasiemus, visada buvau su ją. 2 Korintiečiams 10:5. Jo. Sako, paimti į nelaisvę kiekvieną mintį, kuri nepaklūsta Kristui. Reiškia, paklūsta Kristui, tai tos mintis visada bus pozityvios, statydinančios, mylinčios, viltingos. O jeigu jau smerkimas kažkoks, tai iš velnio dalykai, čia ta kita jėga veikia mus. Tai tiesiog Dieve, aš dabar pasimelsiu ir kad tas mintis Viešpatie, kad mes sakytume taip, aš paimu į nelaisvę šitą mintį, Jėzaus Kristaus vardu, jinai yra bloga, jinai man yra nereikalinga, jinai mane gadina, jinai mane į depresiją varo. Tiesiog galvoj chaosas ir, nežinokit, yra minčių iš velnio. Ateina mintis tokia tragiška, kartais tu galvoji, kaip aš galėjau tai pagalvoti, čia nesąmonė. Tai čia ne tavo mintis. Dėl to sako, paimkite nelaisvę. Tai taip meldžiamės, paimam į nelaisvę šitą mintį, neleidžiam jai tęstis, reiškia, į nelaisvę paimi ir jinai sustoja. Jėzaus Kristaus vardu. Tai tai ką norėjau šiandien pasakyti, Dievas žino, kam ko reikėjo. Ir nežinau, jeigu kažkur atsišaukė, galim kartu pasimelst. Kažkur galvoju, jo, šitoj vietoj man reikia pagalbos. Nes aš čia, žinokit, stoviu irgi esu visiškai tokia pati kaip jūs. Man irgi kažkur reikia pagalbos, kažkur aš klystu. Bet pagrindinis tas mūsų toks momentas, kad mes ieškotume pagalbos, ateitume pas Dievą, ateitume pas žmonės, kurie tos pagalbos siūlo, kurie taip pat buvo bėdoj, kažkas jiems padėjo. Tai taip ir tęsis tie geri darbai. Vienas tam padėjo, tu tam padedi, taip ir eina. Ir dėl to, jeigu šiandien tiesiog paprašyti Dievo pagalbos kažkokiu klausimu, galim kartu melstis. Aš tiek pat
kiek ir tu jam brangi. Labai labai esam brangus. Ačiū, kad šiandien prisijungiai ir žiūrėjai pamokslą. Dėkojame visiems, kurie palaikote mus maldomis ir paremėte finansiškai. Jeigu norite prisidėti aukomis, tai galite padaryti lithuanianchurch.org /paremk.